Šeštoji užduotis. Dominikas ant kortelių surašo visus skaičius nuo 20 iki 30. Parašyti visi skaičiai. Berniukas paėmė vieną kortelę su skaičiumi 29 ir padėjo ant stalo. Čia padėjo ant stalo. Likusias korteles jis sudėjo į dėžutę ir sumaišė. Tada iš dėžutės nežiūrėdamas jis paėmė kitą kortelę ir padėjo ją ant stalo šalia pirmosios iš dešinės pusės. Gavo kažkokį keturženklį skaičių. Kokia tikimybė, kad Dominiko gautas keturženklis skaičius yra nelyginis? Tai dabar esmė, kad 29 mes jau nebeturim tos kortelės. Nelyginis tai reiškia, kad baigėsi vienetu, trejetu, penketu arba septynetu. Na tai mes dabar turim galimybę tokį skaičių gauti. Iš viso yra 1, 2, 3, 9, liktais 9 pasirinkimai, aš dar paskaičiuosiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nes yra 30, tai iš viso 10 turim pasirinkimų, bet mums tinkami, tai yra tik 21, tai 1, 2, 3, 4 skaičiai, ne? Tai 40, o jeigu supaprastintumėm, tai visi skaičiai, abudu tiek skaitiklis, tiek vardiklis yra dalus iš 2, tai 2/5 turėtų būti pagal idėją, tai nelyginis, kad bus, tai 2/5. Aš greit pažiūrėsiu, ar tikrai taip gavau, taip ir reikėjo gauti. Toliau klausia, kokia tikimybė, kad Dominiko gautas keturženklis skaičius dalijasi iš 3. Na, tai dabar truputėlį čia dar kitaip reikia spręsti, reikia žinoti dalumo požymius. Visi skaičiai graži dalinasi iš 3 be liekanos, jeigu jų skaitmenų suma yra dali iš 3. Na, tai pažiūrėkim, vadinasi 29, tai 2 + 9 jau yra 11, taip? Na, ir dabar galvojam, kurie mums skaičiai tinka. Tai čia nieko gero nebus. Na, tiesiog galim visus variantus surašyti, nes jų nėra taip ir daug. Tai gali būti taip, aš čia daug 29 parašysiu, kad nereikėtų daug mąstyti. Na ir 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Šito negali būti, nes nėra kortelės dar kartą tokios. Kažkol neišsitrina. Va šitaip. Ok, dabar pažiūrim, kokia yra šitų skaitmenų suma. Tai 2 + 9 + 2 yra 4, tai 13. Nesidalina iš 3, mums netinka. Tada čia bus vėlgi 11 plus, dar noriu pasakyti, kad 2 + 9 visur bus 11, tai kad ilgai neskaičiuotumėm, iš karto tai padarau. Tai dabar bus 11 + 3, tai gaunasi 14. Vėlgi netinka, nes nesidalina iš 3. Dabar čia gaunasi 15. Mums tinka šitas variantas, nes 15 iš 3 yra 5. 16 netinka. 17 netinka. 18 tinka, nes gausis 6 gražiai. 17 netinka. 17, palaukit, kas čia, ne 17, čia 19 turėtų būti. Tada 20 netinka. Tada 21 tinka, o 22, tiksliau 23 čia turėtų būti. Aš jau taip neskaičiuodama čia surašinėjau skaičius, irgi vis tiek netinka. Tai mes iš viso turim 3 gerus pasirinkimus. Kiek jų turim? Tai 3 iš, kiek kortelių iš viso buvo likusių? 10. Tai turėtų būti 30, tokia tikimybė. Na ir toliau, kokia tikimybė, kad Dominiko gautas keturženklis skaičius dalyjasi iš 5? Na, o iš 5 dalinasi visi skaičiai, kurie baigėsi 0 arba 5. Tai dabar 29 būna visą laiką, ar ne? Ir pažiūrim, kiek skaičių yra, kurie baigėsi 0 arba 5. 1, 2, 3. Tai mes vėl turime 3 dešimtasias. Kviečiu registruotis pamokai per Kernly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, na, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.